Į Kietaviškes atvykau 1965 metais. Tuomet tai buvo Kietaviškių 8-metė mokykla, labai trūko matematikos mokytojų ir mane nepaprastai šiltai priėmė ir pati bendruomenė, ir tėvai, ir mokiniai. Ir savaime turistinių žygių išvykų metu pradėjo rinktis eksponatai ir žinios. Ir vaikai buvo tokie žingeidūs, kad pradėjome ieškoti. Nors mūsų būrelis vadinosi turistų, tačiau mes užsiminėjom įvairiausią veiklą. Ruošdavomės ir varžybom, ir rašydavom įvairius darbus, ir tiesiog ieškojom ir istorinių šaltinių. Kas mane labiausiai sudomino? Direktoriaus kabinete buvo lentyna su akmeniniais kirvukais. Ir va tie kirvukai savaime atrodė, iš tiesų, kur jie rasti, kas juos rado. Gyventojai papasakojo, kad buvo mokytojas Petras Makackas, tuomet dar buvo Kietaviškių vidurinė mokykla, ir jis su archeologų būreliu rinko akmeninius kirvukus. Ir daugiausia jų surinko Kareivonių kaime prie Lanko Prano sodybos. Vėliau, jau dirbant žvalgomosios ekspedicijos metu, archeologas Algirdas Girininkas šituos visus kirvukus klasifikavo, nusivežė į Vilnių, išmatavo, nufotografavo ir grąžino į mokyklos muziejų. Bet mums liko neįkainojamos žinios. Ir tos žinios sako, kad šitose vietovėse žmonės gyvenę dar 2 tūkstantmetį prieš Kristų. Tai yra nepaprastai senas laikotarpis ir tuo metu Lietuva buvo labai miškingas kraštas. Jau matėm, kad aplinkui Kietaviškės nuostabūs ežerai. Žinoma, neturim didelių miškų, bet galim įsivaizduoti, kaip patogu buvo šičia žmonėms gyventi. Ir kur pirmiausia, archeologas Algirdas Girininkas žvalgomose ekspedicijose ir truputėlį vėliau surado, tiesiog nustatė, tyrė, gyveno senoje mokykloje, kur dabar yra kultūros centras. Ir važinėdamas po apylinkės ištyrė, kad seniausiai ir žmonės gyveno prie Girelės piliakalnio Lanko Prano sodybos. Vėliau, aišku, šitie tyrinėjimai plėtėsi. Kaišiadorių etninės kultūros centras, mes, aišku, tuo metu priklausėm Kaišiadorių rajonui. Istorikas Olijardas Lukoševičius kaip tik mus nukreipė etninės kultūros kryptimi. Sako, pas jūs šiek tiek visko yra, o mokiniai jau buvo surinkę ir gana nemažą įvairių eksponatų, kartu ir rašytinės medžiagos, žmonių pasakojimų. Tokiu būdu ir mokykla pasirinko etninės kultūros kryptį, nes tai buvo kaip, žinių lobynas, kaip neišmatuojamas kiekis visako. Jau vėliau, kaip tik vadovaujant Kaišiadorių etninės kultūros centrui, pradėjome rinkti šią medžiagą. Ir istorikas Olijardas Lukoševičius organizavo ne tik mus, kad mes tirtume, ieškotume, užrašytume, bet pagalvojo, kad vis tik vertėtų ir sudaryti vietovės vadovėlį, kurį vėliau mes ir pavadinom Kietaviškės ir išleidom tokią kaip monografiją. Žinoma, ten pirmąją pavardę eina mano pavardė, bet iš tiesų tai ne aš buvau. Jis taip jau pagarbiai tik tai įrašė, nors aš pati rašiau geografinę charakteristiką, vadovaudamas mokytojos Marijos Bacenskienės, dirbusios Kietaviškių vidurinėje mokykloje tyrinėjimais, rašiau apie švietimo pradžią ir apie rašytoją Juozą Kralikauską taip pat, šiek tiek prie tos monografijos, aišku, prisidėjau. Bet labiausiai mūsų domino vis tik tai kadagi pagaliau tas vardas paminėtas Kietaviškės. Pradėjom tyrinėti, daug medžiagos gaudavom iš etninės kultūros centro, dabar Kaišiadorių muziejaus, taip pat iš įvairių kitų muziejų, susirašinėjom su žurnalu Mokslas ir gyvenimas, rašėm į Šiaulių
muziejų darbuotojui Nezabitauskui, kuris taip pat suteikė gana daug medžiagos. Patys mokytojai vaikščiojo ir tyrinėjo, buvo tiesiog įdomu. Ištyrėme vietovardžius aplinkinių visų kaimų, buvo prisijungę ir Mūro strėvininkų, Liutonyse gyvenanti mokytoja Ona Streikauskienė ir visi kiti Kietaviškių buvę mokytojai. Tiesiog pasiskirstėme kaimais. Ir kada aptarėme visą tą medžiagą, paaiškėjo, kad geriausias ir turbūt tiksliausias Kietaviškių pavadinimas – Kieta vieta, tiesiog Kieta plus vieta. Taip ir liko Kietaviškis. Visą medžiagą, kurią surinko ir pats Olijardas Lukaševičius, mūsų mokyklos mokytojai, Algirdas Girininkas ir visi kiti, kurie šiai monografijai rašė, išleido 1998 metais kaip tiesiog vadovėlį mokyklai vietinę, kurioje buvo sukaupta medžiaga apie ne tik vietinę istoriją, bet visumoje ir dainos, ir pasakojimai, ir prisiminimai, ir tremtiniai. Ten buvo gana daug įvairiausios medžiagos. Kągi dar, kur pirmiausia radom tą rašytinę žinią. 1504 metais Kviklio bažnyčių istorijos 6 tome radome įrašą. Toks ženkliukas kaip daugiau, kuris reiškia istoriškai prieš 1504 metus Kietaviškėse jau stovėjusi bažnyčia. Vėliau buvo paminėti antrosios bažnyčios metai 1676 ir nuo to kaip tik ir buvo jau Švenčiausios Trejybės bažnyčia. Vėliau paminėti 1906 metai, kada pradėta statyti mūrinė bažnyčia. Ir taip va šitą žinią mes ir priėmėm kaip pirmąjį šaltinį, kur paminėtos Kietaviškės. Bet tai tik tai tuo metu. Galbūt yra daugiau istorinių šaltinių, kur galima rasti. Galbūt dar anksčiau esam paminėti. Ir taip, va štai šitą vietovę ir minėjom 500-asias metinės, kaip tik 2005-aisiais, išleidome nedidukę knygutę, stengiamės savo surinktą medžiagą viešinti. Taigi ne tik turime, kad monografiją Kietaviškės, turim 500-osiom metinėm Kietaviškės išleistą knygutę, taip pat leidžiant jau Elektrėnų savivaldybėje, leidžiant knygą Elektrėnai, ten yra labai daug puslapių, virš 200 apie Kietaviškių seniūniją. Jokių būdų negaliu sakyti, kad tai mūsų tik tai nuopelnas. Jokių būdų prisidėjo vaikai, tėvai, įvairūs mokslininkai. Kas man labiausiai patiko mūsų kraštotyrinėme darbe? Tai, kad mus mokytojus apmokydavo, juk negali mokėti žinoti. Aš jau sakiau, kad pavyzdžiui, archeologas Algirdas Girininkas įsivežė kirvukus, išmatavo, sugrąžino, atsiuntė visą tokią medžiagą, kurią mes galim naudoti ir žinoti, nuo kada šitoje vietoje gyveno žmonės. Galbūt jie gyveno dar anksčiau, gal atras dar kitų. Pavyzdžiui, Ingė Lukšaitė, tuomet būdama docente, ranka rašė, nebuvo kopijavimo kažkokių tai aparatų, bet kai rašėm Kietaviškių mokyklos istoriją, tai seminare tiesiog kreipkitės, sakė, parašysime, suieškosime, kadagi paminėta. Ir šitaip mes atradome ir kada bažnyčioje pradėta mokyti vaikai. Tiesiog pats kunigas arba jo pagalbininkai truputėlį pamokydavo vaikus. Ir kiek prisimenu, 1781 metais bažnyčių vizitacijos aktuose jau yra minima, kad Kietaviškių bažnyčioje mokoma 13 vaikų. Tarp jų 3 valstiečiai, kiti ten bajorai, miestiečiai. Taigi Kietaviškė savo laiku buvo viskuo. Ir bažnytkaimis, ir miestelis, ir apylinkės centras, nes pro mus kaip tik ir praėjo senasis vieškelis, kuris jungė Kauną, Žiežmarius, Kietaviškes, Semeliškes, Vievį, Trakus, Vilnių. Gyvename nepaprastai įdomioje, senovinėje vietoje. Keliaujant
pradėjo kauptis įvairi medžiaga. Tuo labiau, kad vietovės gyventojai pradėjo renovuoti savo namelius, kaip tuomet mes sakėm, truputėlį tobulinti, perdengti stogus, dar gražinti aplinką ir mokinius nukreipdavom. Jeigu jau ką nors išmeta ir matot, kad tikrai senas daiktas, vertingas, atneškite į mokyklą. Ir taip į mokyklą suplaukė gana daug įvairios šitos vietovės medžiagos, pačių eksponatų. Ir 1981 metais mes jau vadinomės mokyklos muziejumi. Iki to buvo kraštotyros kampelis. Nuo 81 metų mes pradėjom dalyvauti ir Respublikos ekspedicijose, tiesiog teminėse ir paprastai labai gerai įvertindavau. Žinoma, kraštotyrinius darbus reikėdavo rašyti. Mokykla spausdinimo mašinėlės neturėjo, rašydavom ranka, o kada iškilo reikalavimas, tiesiog Respublikoje buvo iškelta reikalavimas, kad nepriimami ranka rašyti kraštotyriniai darbai į parodas. Tuomet apylinkės pirmininkas Antanas Vankevičius, kuris čia dirbo 34 metus, duodavo man raktą ir aš naktimis, kada jau, žinot, vaikai miega, sąsiuviniai ištaisyti, rašydavau, spausdindavau. Ir taip va šitie pirmieji tokie spausdinti, man labai malonūs kartu, nes kai jau imdavau snausti, tai ta eilutė, žinot, ir nušokdavau truputėlį tam rašte į šalį, jie liko kaip toks prisiminimas, o kartu sukaupta nepaprastai gera medžiaga. Tokie pirmieji žmonių pasakojimai, istorijos apie mokyklą, apie prisiminimą senąją mokyklą. Ir tokiu būdu kraštotyriniai darbai, gal sakyčiau, liko kaip ir viešinimas. Kaip pavyzdžiui, kad ir monografija Kietaviškės arba į Elektrėnų knygą sudėta apylinkė Kietaviškių seniūnijos istorija. Kodėl aš kartais sakau apylinkė? Todėl, kad anksčiau taip ir vadinosi ir ilgąjį laiką mes priklausėm iki 1999 metų Kaišiadorių rajonui ir vėliau, kada jau buvo ne tik etninės kultūros centras Kaišiadorių, o jau muziejus, mūsų būrelis irgi priklausė šitam centrui, vėliau muziejui, mes iš ten gaudavom užduotis. Turėjome nepaprastai daug valandų, tai buvo aukso amžius tyrinėjimui, kadangi, kiek prisimenu, turėdavom 9 valandas. Tai yra pusė mokytojo krūvio. Ir dirbome, jau buvo 5 dienų mokymosi sistema. Anksčiau, pavyzdžiui, kai aš atvykau, tai buvo 6 dienų, mokėmės ir šeštadieniais. Ir šeštadieniais mes dirbdavom tik laukuose, vaikščiodavom, darydavom kažkokius gerus darbus, tvarkydavom kapus, kaip ir knygnešio, ar kažkokią kitokią medžiagą rinkdavom. O 4 valandas skirdavom tik tai eksponatų metrikavimui ir įvairios sukauptos medžiagos perrašymui. Tai va, taip tam kraštotyros muziejui, ten, žinokit, galima rašyti diplominius darbus ir visokius kitokius darbus. Medžiagos sukaupta nepaprastai daug. O mūsų mokytojai tuo ir naudojasi, o aš labai džiaugiuosi. Pirmą eksponatą tikrai neprisimenu, bet aš galiu tik pasakyti, gal tai ir buvo pirmasis mokyklos direktorius, tuomet dar buvo muzikos ir kultūros, kūno kultūros mokytojas Jonas Cibulskas, atnešė iš savo tėvų sodybos Kareivaunių kaime korbinį grąžtą. Jis yra gana vertingas, jis yra medinis ir į tokį grąžtą įsidėdavo tik tai pats metalinis grąžtas, tik ta vienintelė dalis, visa kita buvo iš ąžuolo. Tai, sakyčiau, ir jis yra vienas iš vertingiausių. Dar labai vertingas yra kirvukas numeris 13. 2 tūkstantmečio prieš Kristų vidurys. Tai yra kovos kirvis, su kuriuo, kaip įsivaizduoju, šitos vietos gyventojai ir bandė kažką tai susimedžioti. Todėl, kad jie ir vertėsi medžioklę, žvejybą ir viso kito. Berenkant įvairią medžiagą, susidomėjome vietovės ežerais,
Kodėl? Savo laiku parašę į Aušros muziejų, darbuotojui Nezabitauskui gavome informaciją, kad kažkur tai ant Strėvos upės įvyko Strėvos mūšis. Ir po to vaikai sako, tai kurgi? Taigi mes maudomės Strėvoje, tai kurgi tas mūšis? Žinoma, mes jokio mūšio vietos neradom, šiuo metu jis įamžintas netoli Moisiejūnų piliakalnio, bet mes pamatėm, koks gražus Ilgio ežeras. Jis įvairiuose žemėlapiuose vadinamas Ilgės ežeras. Vietiniai vadina Ilgio ežeras. Kaip iš tiesų reikėtų vadinti, tai nebežinau. Bet ten yra toks kampas Dumbliuku vadinamas. Ir archeologas Algirdas Girininkas kaip tik ties ta vieta įrado dar senųjų gyvenviečių vietovės, tiesiog liekanų, pėdsakų. Ne tik mes turime šitą gražų ežerą, beveik visi, o ypatingai rašytojas Juozas Kralikauskas mėgo Aujėdo ežerą. Jis ne tik gilus, bet jis yra kartu ir pratakus. Pro jį kaip tik ir prateka įvairūs upeliai, kaip Spengla ir kiti upeliai, ir šitai vietoviai suteikiantys nepaprastai gražų vaizdą. Žinoma, ežerų šitų buvo ir daugiau, jie nebuvo sujungti. Pradžioje tai buvo Kietaviškių kolūkis. Visai kitaip šita vietovė atrodė. O vėliau, kada Kietaviškių kolūkis tapo uždara akcinė bendrovė Bardžuvė, ar prieš tai dar prieš Bardžuvę buvo tiesiog Kietaviškių žuvininkystės ūkis, tai šiek tiek pati gamta pasikeitė, nes buvo pradėta kasti tvenkiniai ir dabar mes negalim, kad ir šičia ties mūsų sodybą, pamatyti tokio gražaus Spenglos upelio, kuriame matytųsi žuvys, akmenukai, tačiau vis vien vietovė išliko nepaprastai graži.